Gegužės 10 dieną į Kelmės rajono savivaldybės mero Kosto Arvasevičiaus kabinetą rinkosi kolegos iš visos Šiaulių apskrities. Tai pirmas toks naujos kadencijos mero susitikimas, skirtas aptarti bendrus ir visiems rūpimus klausimus. Merai susirūpinę aptarinėjo dalies žemės ūkio funkcijų perdavimo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai klausimą, nelengva pavasarį žemdirbiams bei jų atleidimo nuo žemės mokesčio galimybės. Daug rūpesčių rajonų vadovams kelia ketinamos savivaldybėms perduoti socialinės paramos funkcijos, bei dar labiau išplėstas paramos gavėjų ratas. Susitikime dalytasi apie intensyvesnį rajonų bendradarbiavimą kultūros, turizmo srityse. Kelmės rajono meras Kostas Arvasevičius vėl išrinktas Respublikos savivaldybių asociacijos valdybos nariu. Redakcinėje žurnalo Savivaldybių žinios kolegijoje Šiaulių apskričiai atstovaus Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.